Pokalbis su dienos svečiu. Rezo radio programoje atėjo metas laidai Pokalbiui su dienos svečiu. Pirmiausia, pradėsiu mūsų laidą nuo pristatymo. Vasario 15 dieną, rytoj 16 valandą Šiaulių Povilo Višinskio viešoje bibliotekoje 3 aukšte atidaroma šiauliečio dizainerio Viliaus Purono jubiliejinė paroda Mūsų miestas, mūsų namai 1947-2017. Apie tai, kas bus pristatoma parodoje, kas ją sugulė, apie visą tai papasakos pats šios parodos autorius, dizaineris Vilius Puronas, kuris ir svečiuojasi šiandieną pas mus studijoje. Labą dieną. Labą dieną. Ačiū, kad atvykote, ir pirmiausia, leiskite pasveikinti su gražiu jubiliejumi, kurį šventėte praėjusią savaitę. Ačiū. Tikrai stiprybės, džiaugiuosi. sveikatos, ištvermės ir kad ta kūryba niekada neišblėsų, neapleistų jūsų. Dėkui, taip ir elgsiuos. O dabar labai dar, kaip sakant, užkabino, kai taip daugelis mėgsta sakyti, plakatas, kuriame visa informacija apie parodą ir apačioje plakato parašyta VIP 70. Kokias VIP ta išskirtinė? Baisu komentuoti, nes už nugaros guli korupcija. Juk 1947 metais mano tėveliai Puronai mane pavadinę Vilium, norom nenorom suteikė man logotipą VIP. Tik dabar mes supratom, Tik dabar iššifravom, ar ne? Taip, kad tai pasaulinio lygio svoris. Ir šituo dalyku aš spekuliuoju. Visi žmonės tai galima uždora. sakyti, visą tą ilgą amželį net nežinojote ir, kaip sakote, nespekuliavote visų to, net nežinojote tos reikšmės. Kad aš labai Nepasinaudojate? vertingas žinojau, tik spekuliuoti negalėjau, nes draugė įstatymas. O dabar tai skaitosi prekybiniai santykiai ir spekulacija tapo man suprantamų daiktų. Kągi, labai gražu ir kodėlgi visiems nepaskelbų šios naujienos, ar ne? Taip, džiaugiuosi, tegul visi žino. O dabar apie pačią parodą papasakokite, kas ją sugulė, ką mes joje pamatysime. Suprantat, sunku keliais žodžiais pasakyti, nes mes dailininkai esam įpratę šnekėti apie parodas kaip normalų dalyką. Tačiau skirtingai nuo kitų nieks neužfiksuoja, kad mes dizaineriai nesam parodinės dailės žmonės. Ir būtent projektuodami procesą mes projektuojam daugiau žmogaus nuomonę, jaukumą. Tai, kas yra abstraktu. Ir va į šitą parodą 40, sakyčiau, nuotraukų sukišti visą tai, kas buvo daroma man per 70 metų gyvenant šitoje audrų planetoje. Įsivaizduoju, niekaip neįmanoma. Yra neįmanoma. Tačiau iš kitos pusės tiesiog malonu priminti, kad daugelis tų kasdienybių, kurias jau tapo nematomos, buvo kažkada tai sukurtos ir buvo naujienos, gaidys. Čia kasdienybės mes kalbame būtent apie Šiaulių miesto akcentus objektus, ar ne? Manyčiau, kad taip, nors iš kitos pusės neužmirškim, kai kurie procesai, kurie prasidėjo Panevėžyje, jie ir dabar stovi padaryti prieš, skaitykim, prieš 50 metų. Ir niekam netrukdo. Ir ne tik, kad niekam netrūko, bet tapo taip pat kasdienybės supratimo dalis, kuri ir dabar vyksta. Tas pats yra ir su Šiauliais. Savo laiku juk daugelis tų atsiradusių daiktų buvo, sakyčiau, revoliuciniai. Nereikia taip sakyti, daugiau evoliuciniai, bet kaip nekaip, man malonu, kad tai buvo Lietuvos dizaino istorijos sudėtinė dalis. Ir kad šita sudėtinė dalis tiek Tarybų sąjungai, vienai šeštadalio pasaulio primetė savo dalyką. Tiek Rytų Europoje mes daugeliu atveju buvom pirmieji. Taip, kad tiesiog norisi ir pasidžiaugti, ir pasididžiuoti, kad mes šiauliečiai, ne Vilius Puronas, eksponuojam vieną kitą daiktelį, kuris gėdos nedaro mūsų miestui. Iš ties dar, jeigu šiek tiek sukonkretinant apie nuotraukas, apie pačią parodą, ką joje išvysime, tai tikrai daugelis šiauliečių prisimins, ką jau spėjo ir pamiršti apie tuos akcentus, ar ne, galbūt netgi susitikimo vietas prie jų, kad ir tą patį kopūstą ar kitus, ar ne, objektus. Taip. Ir man būtent tai ir svarbu, kad daugelis šitų sentimentų, kuriuos prisiminsim,
jie kažkada tai buvo sukurti ir ne mano Viliaus. Aš tik kaip dizaineris daviau ir projektą, arba priežiūrą, arba kartu su kitais kolegais dirbom, kad tai yra mūsų visų šiauliečių darbai. Mes šnekam vėl su kitu savoka apie pramoninę dailę. Mes beveik apie šitą niekas nešnekėjom. Tai man kaip dizaineriui, kaip pramoninės dailės atstovui, kaip ne parodinės dailės atstovui, tenka garbė parodą atidaryti. Keista, bet dėja, taip yra. Kodėl niekas kitas to nesiryžo padaryti, belieka spėlioti, ar ne? Nu, čia jau specifika tokia yra. Tuomet visi aplodismentai ir visos pagiros lieka tam, kas prisiruošė tai padaryti ir visą tai sudėjo, į vieną surinko ir mes visi galėsime pasigrožėti kažkokius tai sentimentus, nes tai daugelis tikrai vietų objektų mena ne tik, kad tie dalykai, bet kažkokia istorija galbūt netgi su kiekvieno šiauliečiu susijusi. Taip. Ir man malonu dar, kad jūs paminėjai žodį istorija. Mus, kūrėjus, savaip ta žodis disciplinuoja. Tai, kas tinkama Panevėžiui, netinka Klaipėdai. Kas tinka, Telšiam, netinka Šiauliam. Ir tas istorijos žinojimas taip pat tampa labai svarbiu dalyku, nes konstruojant ateitį privalu žinot praeitį. Neplepėti, o žinot. Aišku. Ačiū mūsų pašnekovui už pokalbį. Čia padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios toliau tęsime mūsų pašnekesį. Primenu, studijoje svečiuojasi dizaineris Vilius Puronas. Likite su RSD. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame svečiuojasi dizaineris Vilius Puronas. Primenu, jog rytoj 16 val. Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atidaroma Viliaus Purono jubiliejinė paroda Mūsų miestas, mūsų namai, apie kurią jau šiek tiek mes kalbėjome laidos pradžioje, pakviesime dar ne kartą į ją atvykti. Viliau, dabar noriu jūsų paklausti. Jūs esate ilgametis Šiaulių miesto vyriausiasis dailininkas, dizaineris, knygų, daugybės kūrinių autorius ar sumanytojas, taip pat dėstytojas, reklamos kūrėjas, kraštotyrininkas. Na ir manau, dar būtų galima ilgai vardinti. O sakykit, prie ko pats jūs save labiau priskiriate? Tiesą sakant, esu dizaineris ir ta profesija mane verčia būti Viliumi. Tai yra paprastų žmogumi. Viliumi VIP. Dar pridėsiu, ar ne? Ačiū už komplimentą. Nu, VIP čia taip pat įeina į tą logotipą, kurį bet kuris žmogus turi su savimi. Noriu tik atkreipti dėmesį, kad būt Šiaulių miesto vyriausiu dailininku aš nustojau prieš 4 amžiaus. Negali būti taip seniai. Taip, 1993 metais man teko nebebūti miesto vyriausiu dailininku. Tačiau keisčiausia, kad miesto folkloras, žmonės, pati vibracija daugeliu atveju mane mato kaip kad įtakinga. Iki šiol mato, taip. Kuri kurėjo pagrindą. O juk man va šitos 25 metus tenka būti kariškiu. Tenka atsimušinėti. Nagi, patikslinkis, taip, įdomu. Biurokratinio, kaip sakyti, puolimo, žeminimų ir daugybės kitų procesų ir išlikti gyvu. Tas dalykas mane padaro dvigubai VIP. Jau tikrai nelengva užduotis. Nelengva, nes ne tiek kūryba, kiek karyba pasidarė kasdienybė. Ir tai ne tik mano, tai ir mano Lietuvos. Na, iš tiesų ir čia paskutiniu metu įvairios diskusijos ir todėl įvairių jūsų sukurtų objektų, daugelis jas pravardžiuoja skardomis ir taip toliau, bet pripažinkime, neįsivaizduojama Šiaulių pakrantė, Talkšos pakrantė, be lapės jau dabar tikrai neįsivaizduojama jau šiauliečių susibūrimo vieta ir visi sakoma, kur susiburti dažniau mini ne Talkšos pakrantė, bet būtent lapė, prie lapės. Na ir kitus objektus, kuriuos beje būtų norėtai nugriauti ir juos iškelti. Ką jūs apie tai mąstote? Keliais žodžiais nenusakysi, nes senovės romėnai buvo pasakę ars longa vita brevis, kad gyvenimas trumpas, o menas amžinas. Ir daugelis į valdžią atėjusių žmogeliukų užmiršta šitos taisyklės pagrindus, kad ne mes prie valdžios glaudžiamės,
valdžia, jeigu nori būti stipri, glauskis prie mūsų. Mes esam Lietuvos intelektinis žiedas ir jaučiam tą atsakomybę. O dabar dėl tų visų vertimų, nevertimų, diskusijų ar plepalų, tai yra tolesnė šneka. Man reikia tik pasidžiaugti ir pabandyti pirmą sykį atsakyti klausimus, kas tos skardos. Būtų kvaila sakyti, kad skarda ir skurdas skamba taip pat. Iš kitos pusės. Aš esu dizaineris ir atsirado savoka jau dabar ir tarptautiniam lygmenį, ne tik Lietuvoje, puronizmą. Mano šiauliai neturi liejyklos, kuri galėtų liesti iš bronzos. Mes taip pat turim kitas technologijas, bet viena iš tų technologijų, kurios mums padeda, būtent yra šitie skardos lankstiniai. Ir būtent kada buvo numatyta, kad mano studentai, universiteto studentai, sukurtų kūrinėlius, juos visi šiauliečiai žino, Tilžės gatvėje, ten važiuojant link Karaliaučiaus ant afišų kliejimo stulpų, juos sukuria studentai, o kiti studentai būsimi suvyrintojai. Suvyrina. Va atsirado sistema, kaip ugdyti jaunimą, kūrybinius žmonės. Ir kada šitokia sistema tapo matoma, staiga išgąsdinau daugybę žmogėnų, kurie buvo numatę save pasišildyti komerciniu pagrindu. O dabar skambės kvailystė, bet sakau oficialiai, 60 afišų kliejimo stulpų buvo numatyta nupirkti po 18 ar po 19 tūkstančių eurų, atsiprašau, litų, kada patys matot, jog šito dalyko nebereikia. Visai kita epocha ateina. Ir būtent mano užlipimas ant šitų komercinių valdininkų planų, ne tik, kad konkrečiai. Aš žinau tas ir pavardės, aš paskelbęs esu ir knygose aprašęs visur kitur, tik tai niekas dabar neskaito. Va, padarė mane legendą. Tai skardininkų, tai tokių, kitokių, trečiokų. Tačiau ta legenda vis tiek ir pasiliko. Ir man labai džiugu, kad pavyzdžiui Lietuvos istorijoje naujai atsiradė žanras, jis vadinsis puronizmu. Lietuvoje analogų nelabai yra, kad pavardė būtų vadinta tas ar kitas žanras. Netgi čiurlionizmas, atsiprašau, kad tokiam aukštam lygmenį šneku, ar, nemoku sakyti, kažkoks kitas sprendinys. Taip, kad mes, dizaineriai, turim vėl savotišką stumtelėjimą, kada prisimenu Zuoko žodžius, kad spyris į užpakalį yra postumis į priekį. Leidžiu savo šito dalyku džiaugtis. Ir džiaugiasi dabar jau seniukas. Už nugaros man 70 metų. Na, džiaugiamės iš ties kartu su jumis ir kad tas spyris tikrai būtų tik varomoji jėga, tik įteigiama. Na, čia vėlgi galbūt tiktų posakis, šunys loja, karavanas eina. Pratęsime mūsų pokalbį po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Dienos svečio laidoje grįžtame prie šios dienos pokalbio. Primenu, šiandien studijoje pas mus svečiuojasi dizaineris Vilius Purenas, būtent savo 70-mečio progą. Rytoj visus šiauliečius kviečia į Šiaulių Povilo Višinskio viešąją biblioteką ir tą progą atidaro jubiliejinę parodą Mūsų miestas, mūsų namai. Prieš tai mes kalbėjomės, vardinau daugybę jūsų veiklų ir dailininkas, dizaineris, knygų sumanytojas, autorius ir visą kitą būtų galima vardinti. Sakykit, kokia veikla jums pačiam artimesnė? Ar būtų iš viso galima jas įskirti? Sunkus klausimas. Todėl, kad kiekviena veikla tarpusavė labai susipynusi su kita veikla. Ir norint kažką tai atrasti naujo arba priešingai seno, tenka domėtis ten, kur mažiausiai gali būti randama informacijos. Taip, kad kraštotyrininkas gražiai skamba, reklamos kūrėjas visai kitos operos žmogus. Tai tikrai. Matot, tačiau kiekvienas iš jų turi tarpusavį to, ką paaiškina dialektika.
mes dažnai šitą mokslą užmiršom. Jog dialektikos vienas iš tokių postulatų sako, kad nauja dažniausiai randama ten, kur iki to laiko nebuvo susisiekus ta ar kita žinijos forma. Ir būtent toj samplakoj lengviausiai rasti kažką tai naujo. Su jumis šneka tos metodikos žinotojas. Ir daugelio atveju noriu ir kitiem pasakyti, su ironija nereikia žiūrėti tos mokslus, kuriuos dabar jūs nebesimokot. Jie gyvi. Gaila, kad numirę, jie mums tik tai skurdą atneša, bet ne to. Ir nežinia, kada prireiks bet kokio vienokio ir kitokio mokslo, ar ne? Žinoma. Kurį, kaip sakot patys, galbūt numarinom. Aš pilnai sutinku. Ir aš kažkuria prasme džiaugiuosi savo amžinatilsį tėvelio vienu šūkiu. Vyliau, domėkis. Jame daug kas Viskuo, ar ne? Taip. O tas domėjimasis, tos žinios gyvenimui daug duoda naudos kartu ir sunkumų. Nes daug žinot, daug reikia tada jau ir kentėti. Per savo žinojimą. Žinau. Kita vertus, vėlgi prisimenu seną patarlę, žiniuonkų prosnė nešios, ir ne, kaip mums seniau sakydavo. Jūsų posakis vienas man įstrigo, geras skonis išėjęs iš mados tampa blogu skoniu. Pakomentuokite tai plačiau ir apskritai kalbant apie madą šiuo atveju, žinoma, ne drabužių madą, mes kalbame apie dizainą, ar jį stipriai įtakoja mada dizainą. Keliais žodžiais vėl nepaaiškisiu, nes mane visą gyvenimą supdavo gerą skonį turintys žmonės. Ir visą laiką mane mokydavo, kaip reikia elgtis. Ir nuo studijos laikų man buvo paišama, kaip sakyti, taisyklė, kad vylius neturi skonio moteryse, dešrose ir mene. Daugiau visur turėdavau. Ir dabar, kada pasižiūriu, staiga matau, kad tas gerasis skonis išėjus iš mados tampa blogų skonių. Dauguma tų gerų patarėjų tapo tuo, kuo ir buvo ir tada, vidutinybėmis, bet vėl nepašoks aukščiau bambos. Toliau, skonis ar mada, tai irgi yra visuomeninis procesas, kurio mes negalim valdyti nei būdami gotikoj, negalim valdyti nei būdami baroke, negalime valdyti ir dabar. Todėl, kad už nugaros yra ir karyba, ir kūryba, ir technologijos, ir daugybė dar kitų plonybių, kurios vienaip ar kitaip šitą mūsų reikalą tvarko. Man lengva šnekėti kaip dizaineriui, todėl, kad automobiliai savo laiku atrodė, dabar jau retro pavadinkim, aš kalbu 20 amžiaus pradžią. O dabar vėl mes matom kitą visai sprendinius. Lygiai taip pat matom kariškius, kaip jie smarkiai skiriasi nuo 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus vidurio ir dabartinius stovinčius ten veidus prisidengusius. Taip kad mada. Žodis mada arba forma arba dizainas vėl kitaip tartinas. Mes dabar dizaineriai esam įpareigoti savo vardu dangstyti ir kitas taikomosios dailės sritis, kurios yra sukuriamos pramoniniu būdu. Matot, ir rūbus, drabužius. Taip? Ir tik dabar ėjom šnekėti apie pramoninę dailę, apie automobilius ar taip toliau. Lygiai tas pats yra ir su miesto infrastruktūra, su kitais procesais. Štai dabar šnekėdamas šią procesą, aš jau kaip dizaineris šneku, vienas iš tokių procesų ir buvo miesto įvaizdžio kūrimas. Ir tada jau galim priartėti prie skulptūrinio dizaino formų, kurios vienaip ar kitaip Šiauliams ir man parodai labai malonus. Aišku, ir kita vertus, kalbant apie madą, tai lyg ir trumpalaikis dalykas, ar ne? Šiandien madoje, rytoj neaišku kaip. Taip, ir čia nieko nepadarysi, nes vėl gyvenk ne pagal madą, būsi išėjęs ir pats iš mados. Per šok madą vėl būsi keistenybė. Jeigu iš šono pasižiūrėti dabar nudažytus žalius plaukus arba kvailai ten apsiskutus į žmogėną, tai eina karikatūra. Ji atrodys karikatūra ir už 10 metų. Bet šiuo momentu tai yra vienas iš reiškiniukų, į kuriuos pjauti nereikia. Tai yra žmogaus savęs noras aplinkai pateikti tokiuo, kokio jis tegali.
Bet tarsi dauguma, save išreikšti kažkaip, taip, ne? Bet dauguma jų visada gyvenime nusimėta. Aš prisimenu dar hipių laikus, prisimenu stiliagas, prisimenu taip toliau. Dėl to man lengva daryti apibendrinimus ir patylėti, kas labai svarbu. Kartais reikia. Privalu. Taip, apie jūsų naujus sumanymus, kurių, manau, galvoje kirba vėlgi begalės. Manau, kad ir taip ir ne. Todėl, kad kiekvienas iš tų sumanimų privalo būti realus. Tai dėl to kvailai planuoti knygas išleisti verta, bet patylėkim. Todėl, kad gyvenimas sustumdys dabartinės audras ir jas aiškiai pastatys į tą vietą, į kurią jos pačioj pradžioje jau buvo numatytos pastatyti. Lygiai tas pats ir su kūriniais. Šiuo metu man stipru tai, kad jeigu ne Šiauliuose, tai rajone ar kitose miestuose jau daromi vieni ar kiti procesai, kurie gali vėl būti garsus, panašiai kaip kad Lapė ar ten Panevėžy Vėžys, gali atsirasti irgi Šiaurės Lietuvoje vienas ar kitas reiškinys. Gamyba vyksta, bet dabar iš anksto pranašauti tiesiog nemandagu. Bet džiaugiuosi, kad pulsuoja šitas reikalas. Na, žodžiu, kai jis išpulsuos iki tam tikro tinkamo lygio, mes būtinai informuosime ir vėl jūs pasikviesime papasakoti. Na, o dabar vėlgi norime grįžti prie parodos, būtent kurią išvys šiauliečiai ir pakviesime dar kartelį rytoj 16 val. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoje bibliotekoje. Apie parodos finansavimą, sakykite, ar finansuoja kas nors šią ir kitas galbūt parodos projektus jūsų? Štai klausimas, kuris mums visiems tarytum būtų ir įdomus, iš kitos pusės labai svarbus. Ir aš noriu pasakyti, kad dėl parodos labai didžiuojuosi. Juk man padeda ir Elga, padeda ir Beconio įmonė, padeda Šiaulių knygrišyklos spaustuvė ir daugybė kitų, kuriems atrodo, kad tai normalu. Vėliau mes tau visada padėsim, nes tai yra stop. Šnekėt noriu ne tik padėkotiem, kur parodą ruošia. Netiesa. Aš kelius kartus užsiminiau ir dabar labai didžiuojuosi, kad mes šiauliečiai, save laikydami pramonės miesto sudėtinę dalimi, įsivedėm naują sistemą. Juk visos tos Lapės, taip, visokie kiti dalykai, soliukai, apie 250 soliukų, daugiau kitų dalykėlių, visi jie padaryti už dyką. Ir juos padarė mūsų fabrikantai už savo pinigus. Ir padovanojo miestui. Įsivaizduojat, ne tai, kad jie labai geručiai. Aš noriu pasakyti, kad tai pasidarė savotiška patriotizmo išraiška. Kada duodama tėvyniai, nors labai skambiai čia skamba, už dyką. Ir būtent šitas davimas tėvyniai turi dar keletą privalumų. Ir naujų specialistų gamyba. Mes jau galim kažkuriais vienu ar kitu kūrinėliu prieš pastatyti savo kūrinius Lenkam, Latviam ar Vokietukams. Mano, iš kitos pusės, būtent tas patriotizmas padaro įstaigą, fabriką, gamyklą, taip toliau, visų šitų žmonių tas kūrinys tampa šeimos sudėtinė dalimi. Kita vertus, miestą gražesnį padaro. Ir miestą padaro, bet ir kiekvienas iš jų jaučiasi, kad yra dalimi jo dalis. Taip. Ar ten akys darė tai Lapėje, ar supranti ten nagus kažkokiam ten krokodilui, aš juokauju ir taip toliau. Matot, ir va šitas dalykas padaro karybą tampa kūryba. Kitaip mes šitoj audrų planetoje neįsilaikysim. Plepam daug, o metodika, aš dabar šneku kaip dizaineris, yra. Tik tai nėra jinai ta, kas oficialiai šnekama. Bet atsiprašau, šitaip mes išlikom ir 1000 metų atgal, ir dar anksčiau. Juk daugelis mūsų kalbos žodžių atitinka ne žodžius, bet visus sakinius sanskrite. Taip, kad reikia didžiuotis, kad tokioj tautoj mes esame gyvi, švarūs, sveiki ir privalome įspūdį.
Na, pirmiausia, tokie mes būsime per kūrybą. Kurkime, bet negriaukime. Griauti labai galima, labai daug kas nori tai padaryti, tačiau kol kas nieko neturime sukūrę naujo. Prieš tai sukurkime kažką naujo, prieš norėdami sugriauti. Na ir pabaigoje jūsų palinkėjimas visiems RS2 radio klausytojams. Noriu dar kartą pasikartoti, kad štai sėdė prieš jūs jaunas jūsų amžiaus žmogus, kuriam 70 metų. Bet pasižiūrėkit, einant skamba man žingsniai. Ir aš noriu visiems radio klausytėms to paties palinkėti. Sulauk 70 metų, eiti per gatvę, kad skambėtų žingsniai ir visada švitėtų šypsena jūsų akise. Ir akise vienas kitam siuntinėtumėt draugystę, jeigu ne meilę. Tai labai labai svarbu. Ačiū Jums dar kartelį, kad atvykote šiandieną pas mūsų laidą. Primenu, laidoje svečiavusi mes kalbinome dizainerį Vilių Puroną, dar kitaip VIP. Dabar dar papildomas žodis prisidėjo prie jūsų pavardės. Ir visus kviečiame rytoj 16 val. Šiaulių Povilo Višinskio viešoje bibliotekoje 3 aukšte atidaroma šiauliečio dizainerio Viliaus Purono jubiliejinė paroda Mūsų miestas, mūsų namai 1947-2017. Ačiū Jums, daug kūrybos, geros sveikatos ir ilgų gyvavimo metų. Sėkmės. Sėkmės visiems.